Aptirpus sniegui atsivėrusios duobės keliuose tirpdo ir vairuotojų kantrybę. Prasta kelio būklė itin skundžiasi jūriniais keltais žmonės plukdančios bendrovės atstovai. Jų teigimu milžiniškos duobės pirmas įspūdis į uostamiestį atvykusiems žmonėms. Todėl jos ne tik kelia pavojų, bet ir daro gėdą miestui ir šaliai. Kelias į tarptautinę jūrų perkėlą primena kliūčių ruožą. Šis kelias visada buvo skylėtas ir nelygus. Tačiau žiemą atsivėrė tokios didžiulės duobės, kad ne vienas vairuotojas čia yra sugadinęs ratus arba kitaip aplaužęs savo automobilį. Ten palikti automobilio ratus nėra didelė problema. Mes žinom, kad ir vairuotojai ir savo ratlankius sulanksto, ir krovininiai automobiliai sulaužo ašis savo šitose duobėse. Žmonės, aišku, nepuola skųstis policijai dėl to, kad bijo palikti automobilį, nes ten yra pakankamai siauras kelias, tamsus ir tiesiog bijo, kad ant jų niekas neužvažiuotų. Ne tik tai garbės miestui, bet ir visai Lietuvai nedaro. Taigi čia yra ne koks nors mažytė gatvelė su mažytėm duobelėm. Čia yra kelias į tarptautinę jūrų perkėlą. Šiuo keliu per metus į keltus ir iš jų važiuoja mažiausiai 60 000 automobilių, 3 kartus daugiau žmonių, galybė vilkikų. Keltai žmonės ir krovinius plukdančios bendrovės atstovai sako nuolat girdintys žmonių skundus. Ypač gėda būna prieš turistus, nes kelionė šiuo keliu turistams yra pirmas įspūdis išvažiavus iš keltų. Miesto valdžia tai sako suprantanti, bet kelio remontas kol kas numatytas tik popieriuje. Viena kelio dalis priklauso uosto direkcijai, kita miestui. Teritorija, kurią ruošiamasi kapitaliai remontuoti ir ten didelių pinigų investuoti ir ištisinę dangą, kuri jau reikalaujasi, kad ten būtų dedama už 500 000 ten ar daugiau dar pinigų dėti, neapsimoka. Todėl mes ir šį pavasarį užtaisysime ten tas atsiradusias duobes ir tuo paliksime iki kapitalinio to ruožo remonto. Nemažai duobių žioji ir kitose Klaipėdos gatvėse. Ši žiema yra itin šalta, oro temperatūra labai žema. Tai labai pakenkia asfaltui. Tačiau kol kas visų duobių užlopyti neįmanoma. Mes planuojam praeitų metų lygį, bet tai yra tokia priemonė, kuri yra, jeigu jį pareikalaus daugiau pinigų, turėsim surasti daugiau pinigų, nes nepaliksi, niekas nesupras dėl keletų tūkstančių ar 10 000, reiškia, prastų miesto gatvių. Praėjusiais metais Klaipėdoje vien duobėms užtaisyti buvo skirtas 1 000 000 litų, o duobės kiemuose turėjo apie 500 000.